dviejų pakelis po pakelį. Kompensuoji jai? Ne, Nekompensuojame. bet tai dar normaliai kaina pamano. Nemados ar kitos moteriškos silpnybės šių namų tema. Čia viskas apie vaistus, apie gydymą, apie vienišos 5 vaikų mamos sveikatą. Dar telefonu su Vilija visai nepavyko pasikalbėti. Po kiekvieno užduoto klausimo ji vis labiau jaudinosi ir negalėjo ištarti nei žodžio. Pergyvena dėl vaikų? Ne dėl savęs, kad man sunku paeiti. O kas jums yra? Atjunginėjai kojas, ar nerviškai kaip nors yra, ar kaip, kojas ir rankas. O Vilija, kada viskas prasidėjo? Prieš 4 metus. Kreipėmės, paskui į medikus kreipiaus, kai išoperavo. Galvojau, gal pagerės, bet nepagerėjo. O ką daktarai sako? Turi vaikščiot. Vaistukus gerti, turi vaikščiot. Jei kai būna geriau, jinai iš tikrųjų įsikūrė pečių, pasidaro valgyti. Jau kai būna čia jai geriau, kai blogai, tai jinai daugiausia guli lovai. Ir kiek taip gali išgulėti? Būna taip, kad ir visą dieną išguli. O jau jei kai geriau, jinai su šypsena su jie pasišneki, jau jinai linksmesnė, jau eina kažką krūtą daro. Smagu tada būna. Bet tai čia priklauso iš tikrųjų nuo nuotaikos. Jeigu su jie gražiai ilgiesi, šneki, jinai yra nuotaika, jinai visai kitas žmogus. O būna čia vis tiek tų nervų pasinervuoja, iš tikrųjų tada blogiau jaučiasi ir nepaina sunkiai ir šiaip nepasidaro nieko. Tai buvo ne visada. Vilija miestelis pratęs matyti visai kitokią. Aš buvau pradinių klasių mokytoja, pas mane į 1 klasę atėjo Mariukas pirmoji laidoj. Ir mes nuo tada su Vilija labai nuoširdžiai bendravom. Nepaprastai aktyvus žmogus, kol buvo sveika, stipri. Mokykloje man buvo klasiai nuostabi pagalbininkė. Ar šventės, ar kaukės, ar, nežinau, neprilygsta nei viena mama Vilijos iš žmonėm. Ir močiutė tuo pačiu padėjo jai. Ir naujametiniai karnavalai tai buvo tik tai Vilijos išleistuvės, Vilijos organizavimas. Iš vis bet koks klasės renginys, koks klasės susirinkimas. Mokėjo apjungti žmonės ir tiesiog visi atrodo, kad to ir laukia, kad kažkas vienytų, kažkas vestų. Vilija toksai žmogus. Ir vien tai, kad jinai labai ilgai nevažiavo gydytis, vis galvojo praeis. Dar praeis, nes jinai ėjo iki paskutinių, kol tai galėjo. Paskui jau kaimynai paprašė, kad tiesiog jau, kai jau nebekilo iš lovos, jau vaikai sakydavo, mamytei blogai, gimutės ypatingai. Neždavo tas visas naujienas mokytoja, mano mamytei negerai. Ir manau, kad ten aplinkiniai kaimynai jai padėjo suprasti, kad jau čia yra liga, o ne nugaros skausmas. Ir išvežė ją tada. Mama pradėjo sirgti taip grinai jau, kai jautėsi blogai, tai prieš 4 metus, o po operacijos jau taip jau 2 metai, kaip sunkiai nieko nepasidaro, tai viską darau aš, viską padedu. Oi, nežinau, Žydrė tai mamų mama, nežinau, vaikas baiginėjo 12 klasę tuo metu, buvo ir egzaminai, ir mamos liga, ir mama ant lovos išbuvo turbūt apie 0,5 metų, jeigu aš teisingai žinau. Tai buvo jos apskalbti Žydrutės, sutvarkyti, sulyginti. Mokykloje tiesiog net niekas nepastebėjom, kad nėra mamos. Kėlėsi su saulė, gulė su saulė. Ir viskas buvo tvarko. Ir mama, Vilijos mama Onutė, irgi labai seniai pažįstu, mes kartu ir darželį dirbam, nuostabus žmogus. Viską pamiršusi, bėgs, padės, padarys. Tai va, kad sveika būtų, tai ko reikėtų, o jeigu čia dabar, jeigu visą laiką taip bus, tai nedaug dievė. Kad nei bulvės gal nusiskus nieko. Visai jokių darbų nepadarė? Nieko. Čia ką pavaikšto, čia vieną kartėję vieną kambarį, čia toks aukštesnis tas lenkstis. Žengė, pavertai, dabar tą koją turbūt skauda. Sutina, mėlyna čia buvo. Tai gerai, kad tiek užteka.
O kaip reikėtų pakilnoti, aš tai nepakeliu, vaikai irgi. Kas jums sunkiausia, Vilija? Kad negaliu pavaikščioti normaliai. Daugiau viskas kaip įbūtų. Mums vaikams nieko netrukdo, visą laiką mumis girdavo, kad esam papuošti, visko aprūpinti. O kai tik mama susirgo, prasidėjo visos bėdos iš tikrųjų. Vieniem vaikams sunku, nes neturim nei tėvo, nieko. Mama atstojo ir tėtį, ir mamą, viską, kas buvo viename. O dabar tai tikrai sunku, nes žinau. Gimučiui mama, tai nežinau, spindulys kažkoks. Nemoku pasakyti, kad taip. Berniukas išeidamas į mokyklą, kai jau Žydrutė išvažiavo mokytis, dar Vilijai nebuvo gerai, tai jis viską sudėdavo prie lovytės mamai. Arbatą, gimas 4-okas buvo tuo metu. Ir arbatėlę, ir visus pagalbinius įrankius, kurių jai reikia, nes neturim. Tai ten nei tualeto nieko nėra, visko reikia. Mamytė, ir tiesiog aš žinau, kad ir pampersus keitė vaikas. Jis, nežinau. Vaikai, aš sakau, reikia paieškoti, kaip pasiturinčių namuose vaikų tokių, kad būtų šitiek daug dušelių, širdelės tokia gerų.